Bet kurėjo valia, niekas veltui nedingsta ir tuščiai nepražūva. Senosios gentys guldė galvas kovose tam, kad šiandieną mes gyvuotume. Savo žūtimi jos klojo kelius mums ir mūsų ateičiai. Ir štai mes čia. Vieni esame latviai, latūs, drūti ir plačiai išsidriekę latūkiai. Kiti tebesam lietuviai. Tasai žodis sako, kad mes senosios protėvių lietos vyrai ir moterys, kad gebame telktis, vienytis, lietis, kad esame kietas ir tvirtas, labai atsparus lydinys. Lyg ir nedaug lietuvių ir latvių bėra, lyg ir mažai kas mums belikę, tačiau tikras stebuklas yra tai, kad vis dėlto esame, kad tebeturime save ir per mus atgyjančius dievotus protėvių pradus ir papročius. Iš viso to, ką pelnėme, ką paveldėjome, ar patys kada nors sukūrėme, iš visos buvusios didybės ir platybės, brangiausia taip ir liko su mumis. Dievų skirta ugnis, kalba ir žemė. Bet vis dar kalbėdami savo šventąją kalbą, tvirtai stovėdami šventoje savo protėvių žemėje ir nepamiršę dievų dovanotos ugnies šventumo, vis dar skaistinamės ugnimi, ją pagerbiam ir ją užkurdami dėkojame. Tenuskaistina šventoji ugnis latvių tautos gajumo ženklą, jų padėką dievams ir visatai už būvį, kūrybą, už vis dar mus lankančią kūrėjo išmintį ir galimybę ją džiaugtis. Toji padėka išaugusi iš praamžės latvių dievturybos, sulapojo šakotų medžiu vardu
austras kuoks, aušrinės medis. Šis amžinai ataugantis ir svajomis, godomis dangų remiantis augmuo yra ženklas, kad po tamsiausios nakties vis tiek išaušta rytas ir kad kiekvieną žūtį lydi nauja gimtis. 3 to medžio lajos žymi požemį, žemę ir dangų, o 4 virtinės šakų 4 metų laikus, 4 pasaulio kryptis, 4 žmogaus gyvenimo tarpsnius.